specialistai ir vietos bendruomenė ar mažiau, ar daugiau harmoningai, aišku, išlenda tyrinėjant tam tikros, sakykime, tam tikri aplaidumo atvejai ar rūpesčio stoka, bet per tokius, na, sakykime, ten, kur įvyksta eismo įvykis, yra pastatomas ženklas, kad daugiau to nenutiktų. Tai labai rimtai yra dirbama tam, kad tobulinti priešgaisrinę apsaugą paveldo objektuose, tam, kad pačios bendruomenės būtų jautresnės savo turimam turtui. Ir šiuo atveju Tytuvėnų bendruomenė galbūt šiek tiek aplaidokai žiūrėjo į savo turimą šitą turtą, nes šitas barokinis vienuolynas yra išskirtinės reikšmės objektas. Ir nežinau, galbūt dar direktorė pakomentuos apie paskutinius tiesiog, paskutinę tą įvykių seką. Bet mano akimis žiūrint buvo žaibiškai sutelktos visos pastangos ir pradėtas nelaimės likvidavimo, reiškia nelaimės padarinių likvidavimo darbas. Pone Varnaitė. Na, Tytuvėnų turbūt šitą skaudžią istoriją galima būtų išskirti į dvi dalis. Visų institucijų siekį išsaugoti šitą ansamblį ir ilgametį bendradarbiavimą rengiantis restauravimo darbams. Tai buvo kelerių metų, beveik 10 metų pasirengimo darbai, tai ir tyrimai šito objekto, ir projektavimas, resursų paieškos, lėšų paieškos. Na ir visos institucijos iš ties labai geranoriškai bendradarbiavo tam, kad būtų surasti reikiami pinigai, kad būtų reikiamas laikas, kad jo pakaktų Tytuvėnų ansamblio restauravimui. Tačiau nelaimė atskleidė daug kitų aspektų, kurie turbūt nėra visai dažnai susiję su paveldosauga. Tai ir įvairių klausimų, į kuriuos atsakymų šiandien ieško teisėsauga. Mane tikrai sukrėtė tai, kad nemažai žmonių administravusių Tytuvėnų ansamblį, ne tų paprastų žmonių, vietos bendruomenės, kurie rūpinasi ir myli šitą architektūros paminklą, tačiau tų, kurie valdo šitą paminklą, jų dažni saitai tarpusavio, tai giminystės ryšiais, tai dar kažkokiais neaiškiais ryšiais. Žodžiu, iškyla turbūt tie dažnai įprasti, neskaidrus ryšiai, apie kuriuos apskritai mūsų visuomenė šiandien daug kalbama. Tai mano spėjimu, kad tai yra pagrindinės priežastis, kodėl šitą ansamblį pasiglemžė gaisras. Jūs turit galvoje, kad ten buvo aplaidumo ir naudojimas tarnybinė padėtim? Na, į šitus klausimus atsakyti turėtų teisėsaugos institucijos. Mes kaip žinom, kad šiandien iki teisminį tyrimą atlieka ir Šiaulių apygardos prokuratūra, ir finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba yra sudomėjusi, ir paskutiniais duomenimis specialiųjų tyrimų tarnyba tyrė šitą bylą. Na, tokią dieną dar norėčiau visų prelegentų paklausyti trumpai. Esame ir taip jau daug netekę per istorinius verpetus. Ar šiandien dabar Lietuvos gyventojai gali būti ramus, kad paveldas nenyksta ir kad jis bus išsaugotas Lietuvoje, ponė ministrė? Na, aš tikrai šitam paskutiniam pasisakymę nenorėčiau minorinių tonų. Aš norėčiau kaip tik pasakyti, kad Lietuvoje gausu puikiai prižiūrėtų paveldo objektų, kaip ir apskritai mūsų paminklai, mūsų paminklinės vietovės yra pasaulinės reikšmės ir daug kur yra nuveiktas nuostabus darbas tiek tyrėjų, tiek paveldosaugininkų, tiek restauratorių. Ir sveikindamas dar kartą visus su šia svarbia diena, aš tikrai noriu užtikrinti, kad daugybė profesionalių ir nuoširdžių žmonių šiandien dirba diena iš dienos labai atsakingą darbą. O ten, kur jiems nesiseka, tai nereiktų to paversti, sakykime, pragaro varpais, o kaip tik sutelkus jėgas padėti. Ir čia dar kartą tikrai noriu kreiptis į žmonės, į visuomenę, kad jie patys, kaip ir mano kolegės minėjo, gali būti ta didžiausia parama, nes jų rankose taip pat yra šis paveldas.